Kultūros jūra banguoja, šiandien mes panirsime, išnirsime, atsinaujinsime. Etninė kultūra yra mūsų amžinosios vertybės, klodai sudėtos, tai jas mes turime nuolat aktualizuoti, nuolat nuo jų nupūsti dulkes ir nuolat visiems jas primygtinai rodyti, kad mes jas turime. Esu čia pirmą kartą, bet kolegos važiavo praėjusiais metais ir buvo beprotiškai geri atsiliepimai, jie grįžo su emocijom, laimingi, patenkinti. Tai šiais metais net nekilo abejonių važiuoti, nevažiuoti. Įvairialypiai pranešimai įdomus ir aktualūs. Iš kiekvieno galima pasisemti idėjų būtent mum patiem darbe. Daug klausimų, kurias turim spręsti ir būtent šitie žmonės. Ir jie atvažiavo tiksliniai žmonės, kurie ir spręs tas problemas. Tai aš manau, kad jie išsiveš tikrai patirtį iš mūsų tokių žmonių, kurie iš tikrųjų specializuojasi ir yra profesoriai, daktarai. Mūsų užduotis yra puoselėti toliau tą etninę kultūrą ir žinoma, rytoj mes įkvėpti Čiurlionio ir jo kavos grįšime čia ir tiesiog tęsime tą kūrybą, tęsime kultūros puoselėjimą. Čiurlionio jūra, iš tikrųjų, klausantis prie jūros, tai buvo kažkas nerealaus. Kiekviena banga, kiekvienas jūros purslėlis, vandens burbulėlis įgavo tokį skambesį, kurio iš tikrųjų niekada nebūčiau pagalvojus, kad jūra gal taip nuskambėti. Ir turbūt niekada nebūčiau sugalvojus ateis prie jūros, pasiklausyti to kūriniaus vis nuo pradžių iki galo. Forumui labai linkiu dar labiau plėstis, atliepti nūdienos aktualijas ir būti tokiu labai gaiviu kaip Palanga ir mūsų Baltijos jūra.